Nu ką, karpininkai. Važiuojam žvejoti su chebra karpiu. Visi keturiesi. Važiuojam į Latviją, komercinius telkinius. Pasėmėm pilną bagažinę daiktų, pašarų. Turiu kelis pabandyti naujus boilių. Nu, man čia po kokių 20 metų pertraukos yra vėl žvejyba tokia. Draugas buvo praeitas savaitgalis, pakankamai gerai pagaudė. Tikiuosi kažką pagausim. Po tų lietų jau orai taisos. Nu, pažvejosim, pažiūrėsim, kas ten gero, pas broliukus latvius. Mums čia Klaipėdiškiams apie 120 kilometrų. Sąlygos, kiek žinau, yra 6 eurai žvejyba. Ir jeigu nori pasiimti žuvį, kiek kainuoja kilogramų žuvis? 5, man atrodo, pitakas, 5 eurai, jeigu nori pasiimti. Šiaip pat žvejyba, tai 6 eurai tai kainuoja. Patikrinsim tą reikalą. Nu ką, mano šios dienos jaukai. Super kukurūzas. Ir šitas visas miksas ir naujiena nuo čiampo, specialiai karpiam paruoštas. Vartos, man tik ir kanapės dar irgi. Atneš girdi tą drėlę, atnešk. Pašarus maišyti, drėlę, atnešk. Tai va, atvykom karštą žiauriai. Žiauriai karštą, nu bet ką, tokiu orų gaudyti, tik tais karpis. Įrankiai mano va, paruošti. Golden Catch, naujas, naujutėlis. Evolution, yra jų ir 390 pas mus parduotuviai. X2, čia yra toksai miksas. Ir tokia nauja Golden Catch su Baitreneriu. Valas Shimano techninė. Nu, Drenano Colite, fideriukas. Ir Golden Catch ritukė. Einam maišyti jaukus ir mesti žvejoti. Nu va, mano jaukas. Jau kaip ir, kaip skaniai kvep. Nu čia mes pašienausim tų karpių. Viską. Koks kvaps geras, eik tu savo. Jau gruo mantas. Nu tai reikia išdžiovyti, tą šlapinti ir prasukti. Nu ką, jau kaip paruošti, reikia rišti meškeris, kai gerai atrodo. Pabrinkst ir mesiam ten. O, karpis šok. tą aš pagausiu. Uhai. Vienas drenaniuks, kitas golden kečiuks, sumestas meškerės. Laukiam kibimų. Žinokit, karšta vaikai yra. Nesveikai. Žuvis pliauška. Bandom murzint visur, matyt, knisa karpiai. Ir čia žvėjų. Ir čia žvėjų. Ten nameliai yra, man atrodo, kainuoja 60 berods eurų. O, kaip išsivertė gražiai. 60 eurų kainuoja. Ir žvejyba už tą nekainuoja. O kaip ir minėjau, mes sumokėjom po 6 eurus. Ir paskiau ką pagausim, karpio kilograms 5 eurai. Nu, reiks gal pasiimti vieną kitą į kamadžiuką parūkimui. Čia komerciniai telkiniai, tai čia gali daryti, kaip tik tai tau šviečia. Žodžiu, laukiam kibimo. Ten, va, jis tai parodys einu. Sėdi kolega, jisai su metodu gaudys. Pažiūrėsim, kam geriau seksis. Ar mums su paprasto
jaukų šėryklom paprastom ar su metodu. Na ir mano builiukai pasiėmiau pradžiai. Klaruso Flo ananasas, šokoladas mango Flo, tiesiog mango, luskos braškė ir luskos mango. Pradžiai, manau, man užteks. Žiūrėsim, kaip čia man ta žvejyba prikibs, neprikibs. Manau, kad patiks, ypač kai taip karšta. Reikės kėti, įsigyti. O einant kolega pliks kaip tilviks. Pirmą kartą žvejoti atvažiavo. Iš vis karpių nėra gaudys. O. Bet nedidelis. Nedidelis. Kas čia? Lyns. Ne. Lyns. Lyna? Lyns, kelk. Nieks nieko nepag... Lyns, atvažiavom karpių. Linukas. O, pliaukštelė. Kas? Jau mes pliki. Taškens, bet gerai, ne? No. Linukas. Nu. Kur, nėmiškai? Nu, va, sakiau, tą lūpytę. Nu, keliauk atgal. Pradžia yra. Karšta yra. Bet jau gerai, jau sucipė signalizatorius. Nebė. O, nu kokia vieta tur reikšmė. Kriaupis. Nesvarbu. Mailių gaudo. Oje. Mažylėlis. Bet nesvarbu, tik atėjai. Leisim į laisvę. Nu, bet sakau, tik atėjai iš karto. Atsidarėm. O, žiūrėk, kitą kimbą. Jo, kitą kimbišką. Ei, nepabėg. Turi. Turiu. Oi, jo, bet tai... Ką reiškia vieta? Nu. Bet kadunai? Šalia. Nu, iš ardu. Iš karto tą pusę reikia vesti. Ta, meski vandenį iš karto. Mes jau tai nežinau. Paleidai. Atsikabin. Judesys. Tai yra abudu ant braškinio. Ant braškinio. Luskos? Abudu. Ta, iš senų laikų turėjau. Ai, nu. Bet to. Abudu braškinis. Tai va, vieta ką reiškia. Man tai, čia, jeigu nori. Nu. Eina, va, tu. Stok čia. Gili. Stok čia. Vienu dubidį. Karšta, sveikai. Bet va, mes prasidėjo tenais, neįkibimo. Dabar paukšt papins po kito. Vis tiek turi reikšmė matyti vietą kažkokią. O, gerai, karšta. Čia ir meškeris sudėts, ten karpis plaukio. Jau nebeįmanoma. Kaip į karštą nėra, tai bais. Aš einu mes dar meškerį. Kaip į karštą nėra, bet ir po to lietaus. Šutynė tokia. Žiauri šutynė. Nu, bet jau. Man pabėgo, Kestui pabėgo.
Da vieną ištraukė. Ilsimės. Vis kitokie pojūčiai. Laukia tik papyr. Ja, tvarko viskas. O ką, mes ir vėl. Gal didesnis? Didesnis? Yeah. Bėgam žiūrėti, o. Bet... O. Sport. O, tai skerpius gaudys kažkas? Ne. Nu. O, čia jau galėsiu ir į kamadžiuką kišti. Dar nekiška, ne, kol nėra greipštą, jau rūkysim. Kaip skruosi per nugarą? Žiūrėsim, kaip tave skruosi. Čia nek arši... Opa. O. Veidrodinis. Nedickas, o pusantrinis. Vis tiek jau. Rūkimai Nu vienu žodžiu, čia, karočią, ta vieta ir tikrai. Pasiteisino, kad tai jau čia pirmą vieną tą boiliuką. Eik, bimbals. Šitie braškiniai antras vandienis. O, rimtai gal. Pasidalinsim boiliukais. Kes mum duodi kaulus. Visą dieną prabuvęs nieko, o dabar O, čia geras. čia viens po kito. Viens po kito. Prieš tai žvejoja čia. Taip, ble. Prieš tai žvejoja šitoj vietoj. Gaudė, bet ne taip kaip to. Latvijai nemoka. Nemoka. Lietuviai geriau. O. Tu toks pat. Toks pat visai. Geras. Kabin daug minučių. Tai va. Rulis nevaldo, hebra rulio valdo. Žvejyba ir žvejyba. Bet reikia maudytis. Žiaurė karštą. Išlendi iš karto sakės reikalą. Nu, toj kit pradės sudumzėm vandenį. Toj pagausim ir mes. Nu ką, skirmi, išvažiavai. Nuo savo laimės pabėgai. Ant Skirmanto meškerės. Kai žiūrėsi šitą vlogą, galėsi... O, čia geras paršiukas. Gintas valas. Nesąmonė, aišku. Taip. Vieta gerai. Dabar aš prasibrausiu. Stovi. Ja, viskas gerai. Kur tu ten? Neleisk į krūmus. O, gerai. Vaizduoju. Čia gražus. Čia didžiausia. Big fish. Ja. Ai. Paėmė. Opa, tai. Duok kažką, tai aš paimsiu kamerą valdyti. Opa. O čia. O Nu. čia tai jau. Skirmai, pramazinai. O čia tai jau paršelis. Ant česnako. Va, ne veltui padaviau. Ne jie parvažiuoja? Ne. O. Geras. Tai va. Kažkas. Parodė pavyzdį, kaip reikia. Matot, kaip būna. Nugrįž draugas, Skirmantas bus piktas ant manto.
kad reikėjo važiuoti atsigerti, nusipirkti. Nu, juk nepaliks. To karpio nelauksit. Reikia jį ištraukti. O jis dar nepagavo nieko šiandien. Tai būtų didžiausias karpis buvęs. Nu, įkapė. Nu kas, Skirmantėlį? Išsiverkiai. Ką? Žiūrėk, kaip į tempį įsistatęs. Netgi pakilo. Pirms karpis. O, Ir vėl bus jau čia ant to česnakinio. Visi persimėsim ant česnako. Ne karšis, a ne? Irgi gerulis. Bet va, buvo pip, pip, a ne? O paskui... Jo. Nu kągi. Paskutinis nepagavęs. Traukia pirmą karpį. Kuro geras. Tai pagal iššoks netemp, ne. Vėl ant česnako. Ant česnaką, ne? Graibšte. Koks geras, kriupis. Koks kriukais. Jo, česnakiuks. Jo, česnak. Dailus. Veikia česnak. Veikia. Česnakas veikia dabar jau. Sako, braškė. Niek panašaus, o. Ant česnako. Viskas žiauriai gerai. Gerai leidžiam laiką. Nu ką, manau, gali būti, kad daugiau pamatysi tokių vlogų žvejojant karpius su Rūliu ir jo kompanija. Super. Jo, jis parbėga. O, bet neblogas. Nu, čia Skirmis grįžo su gaivais gėrimais ir pradėjo pešti. 3 iš eilės. 3. Kai nekybo, tai dabar jau kimba visiems. Čia jau daros panašu kažkas į kosmosą. Atsivežiau 2, tos vat, tie šitai yra, abudu. Pirmą kartą žvejoja karpius. Įsišiepęs glemedantis matos iš tolo. Įsišiepęs blemba dantis iš tolo jau šviečia. Jau pavargo bėgiuoti prie tavęs. Ar čia ateikit į svečią? Ot ką reiškia, kur parodyti gerą vietą. Būt galėjom mes atsistoti. Jisai gaudo su metodu ir luska pellet miksai. Tuoj galiu netgi parodyti, va ką jis naudoja. Sweetcorną ir strawberry. Jo, aš ten jisai iššoko, ne tau? O aš sakau, nu jisai žiūri čia iš tolo, jisai dabar tai dar tau žvakę. Aš dabar video meškės pradėjau ten toli mestis tą sėklę. O jau atvažiavo va priekaba. Mums karpius matyti vežti. Išsikvietėm. Čia geras yra. Čia geras? O, tai kažkada galvoju. O tu ką? Viskas gerai? Nu į gerai. Rūlis valdo. Bet šiandien Kęstas valdo. Operatorius. Rūlis tik tais. O, ten šoko, iš paskos dar parplauk norėjo. Gal lydeką? Lydeką. Draugas irgi šiandien metrinė 1,12 m lydeką. Ne draugas, o jo žmona Hilda. Linkėjimai, Hilda. Sveikinu su laimikiu. O mes va. Karpaičius tokius pešam kaip meškas.
Ne, kur tu bėgi? Čia va, supipsi kolega. Ai, čia tavo, čia tavo. Ne, čia. Mano, sakau, Ai, tau, nu tai stovėk su graibštu, nesiblaškyk. vagiat mano žuvį. Vagit. Nedaugiau kaip po vieną namo. Nu va. Paskiau. Nu ką, dailus. Čia tokie kaip pusiau laukiniai, tokie galvos jų didelės. Nu ką, jau nebeapsimok nei sveikinti. Maišas žinai kur yra? Ne maišas, tas žuvim kur. Vat pareina. O čia taip linksma. Šiaip Abu anksčiau snakus. turi žavusio tą žvejybą. O šitas pilietis jau rytoj ateina į parduotuvę prie Sendvario karpinę įrangą pirktis. Šitas, kur su žuvim pareina. Tas eina, deda žuvį, paskiau pasversim, pasižiūrėsim. Pasiimsim po vieną parsivežti į kamadą. Nieko, tai juk galima čia po vieną žuvę pasiimti. Gali kiek nori, 5 eurų kilogramas, tu gali viską pasiimti, jeigu nori. Bet mums to tai nereikia. Man į kamadžiuką vieną išsirūkysiu. Karpininkai gal čia mane dabar pradės šerti kai kuo, bet vandzin. Aš žmogus paprastas. Būtų laukinis telkinys ar kažkas, tai kitaip galima. O čia yra taisyklės, sąlygos. Ir žvejokim. Ir mėgaukimės. Bėgu! Dublis! Dublis! Čia geras. Negaliu traukti. Bled. Neksikeik! Čia taip! Vo čia taip meška! Paskirmi ir... Taip, imk lauk! Paskirmi žuvis yra. Imk lauk! Dar vieną žuvį. Imk lauk iš sačioko. Čia antras jau eina. Neskubėksi. Palaikyk ant toliau nuo krantą. Jisai pats eina link. Ne, tam taip. Palydėk. Geras čia buvo jautęs pakirtus tam toli. Čia jau personal best. Tu ištraukta. Padėk į šoną. Padėk. Ai, gerai. O čia ant kesto abiejų, ne? Aš atėjau košės užsikišti. Tai aš juk filmuoju. Nemoku traukti. Bet būriais eina. Bet pradėjau mesti ant tolių sėklę. O, su burbulais. Palauk, man tai ramiai. Aš juk... O. Ką, vyrukai? Laukiam jūsų 345 prie Sendvario. Naujas klubas karpininkų. Tuoj bus naujas klubas karpininkų. Vakarėja, jau vakarėja. Kestas peša, vėl peša. Priėjom išvados, kad čia yra va šitie kaltininkai. Nes Kirman susideda šėryklą pas savęs ir jam pradeda pipsėti. Geras? Toli buvo geras. O sumažėjo? Kalurų svorio numetė kol prie krantą. Skirti leistis jau. Jau parėjo. Tai antrą pešt reiks. Krito tavo braškį. Greb. Ai. Ne. O, nu, geras, bet... Ai. Nebė. Kas svarbiausia yra, kad jam po vieną nekim, iškart ant abiejų. Jeigu, nu tu baig ten katėti. Tai va, tokie dalykai. Nežinau ką be parodyti, be pafilmuoti, kimba viskas. Karpiukai.
biški gelbėjomės nuo karščio. O bagažinė atsidarė. Ir va taip pasėdė biški, o vėjukas prapučia. Ir kažkaip taip. Nu, superinė žvejyba. Aš labai džiaugiuosi už draugus, kuriems šiandieną taip puikiai pasisekė. Nu kągi, tikrai Luska sukūręs yra tikrai žiauriai puikų produktą. Siūlau, jeigu kas norite įsigyti pas mus parduotuvėje prie senvario.lt. Įvairių skonių yra. Yra ir boiliukrai, ir vafteriai, ir mix peletės metodai. Žodžiu, visko turim. Žvejojam ir kaifuojam. Tikrai senai pamirštas jausmas, kai traukia tokia meškutė. Na, karpininkai, sakau, vėl pasakys, ką tu čia šneki, bet mums gerai ir taip. Žiūrėsim ateity, gal kažkiek daugiau ir profesionaliau pradėsim gaudyti, bet dabar mes esam vaikai, kūdikiai šitoj srityje, bet mums viskas tinka. Na ką, baigiam savo žvejybą, visi grįžtam patenkinti, pasiėmėm paužuvę vieną ir kiek mes sumokėjom, buvo 3 žuvis, 5 kilogramai, 30 eurų kažkur sumokėjom už tą žuvis. Žodžiu, ne ten esmė tame, kad pažvejojom, pagaudėm, pakaitom, pasimaudėm. Ir jeigu jau pažiūrėjai šitą vlogą iki galo, tai gali paspausti like, gali paspausti subscribe. Būtų labai malonu iš jūsų pusės. Iki sekančių. Chebra valdo.